Sveiki, mėly raseiniškiai ir mylintis šį kraštą. Na ir šalia manęs, jau ko gero nelabai raseiniškiam reikia pristatyti ligoninės direktoriaus Gintaro Pikūno. Sveiki. Labadiena. Ir pradėsim nuo tokios įdomios statistikos. Neseniai buvo paskelbti valstybiniai ligonių kasų reitingai ir jie kalba patys už save. Raseinių ligoninė vėl patenka į geriausių rajoninių ligoninių penketuką. Pirmoje vietoje Joniškis, antri Druskininkai ir garbingoje trečioje vietoje yra Raseiniai. Prisiminus jūsų darbo pradžią ir kalbant apie tai, kad pasitraukus iš pareigų buvusiam vadovui išėjo tikrai nemaža dalis medikų, šitie rezultatai iš tikrųjų džiugina. Nes, sakykime, jūsų oponentai kalbėjo, kad ligoninė yra skęstantis laivas. Tai aš suprantu pagal ligonių kasų statistiką, kad pavyko tą laivą išplukdyti vandenis. Taip, niekas ten neskendo labai, iš pradžių gal truputėlį, bet laikui bėgant turim gerą komandą, stiprią, žinom, ką darom, taip tai gaunasi. Iš tikrųjų, kalbant apie tas pačias ligonės, su nieko mes nelenktyniaujam, į vietas nežiūrim jokias, žiūrim savo darbuotojus, žiūrim, kas mums tinka, tuo labiau į tas, kas yra pirmoje vietoje minėta ligonė. Nelabai ten ir ligoninė iš tikrųjų, mes norim teikti stacionarinės paslaugas plus ambulatorinės. Tai ir pakalbėkim pagal kokias statistikas. Nesilyginam su ta ligoninė. Aš suprantu, bet iš tikrųjų įdomu yra pagal ką vertina ligonių kasos ir pagal kokius ten punktus yra būtent nes ir dydžiai rajonų yra skirtingi ir kaip tie reitingai yra formuojami, gal jūs žinot? Daug iš tikrųjų niuansų ten yra, daug tų skaičiukų, vienas tas... Dažniausiai yra taip, viskas matuojama pagal vieną kurpalį, visi. Bet iš tikrųjų taip reiktų atsižvelgti į rajono dydį. Mes esam, pavyzdžiui, šalia Kėdainių, visiškai šalia, bet jie trečdaliu didesnis rajonas. Tai klausimas, ar pas mus blogai, ar pas juos blogai. Tokie niuansai. Iš tikrųjų žiūrim į balansą, žiūrim, kaip mes elgiamės su darbuotojais, tas yra svarbiau. Ir, sakykime, o ten ar tu antroji vietoje, ar ketvirtoje, ar penktoje, tai ką tas keičia? Nieko. Smagi statistika. Ir kalbant apie medikų trūkumus, ar ne, ar dar Raseinių ligoninėje yra kažkokių specialistų trūkumas, ar jau esate išsilyginę? Turbūt trūkumo nebuvo jau po pirmų 3-4 mėnesių. Žinoma, yra tie patys specialistai, kardiologai, turėjom 3, dabar turim 2, turim 7 traumatologus, bet reikia suprasti iš tikrųjų, yra tokių sričių, mes turim tuos 7 traumatologus, tai mes ar juos turėsim 7 ar 15, vis tiek tos eilės bus. Tiesiog žmonių yra daug. Tai 30 000 žmonių, tai paimkim, kad ir 5 kardiologai bus. Tai vis tiek ta eilėgi bus didelė, ar ne? Taip. O dėl to trūkumo mes neturim. Trūkumas yra tik tai toks, kad norim kažką daryti daugiau ir ieškome tokių darbuotojų. Realiai mes juos turim, viskas yra biurokratijoje ir paslaugų gavime. Tai tas mus šiek tiek stabdo. Ir viename interviu jūs esate minėjęs, kad ligonių kasos yra nemažai įsiskolinusios Raseinių ligoninėje už atliktas paslaugas. Ar jau esate išlyginę balansą, ar gavote tas lėšas? Už ambulatorinės paslaugas taip. Reikia visada žinoti, yra stacionarinės paslaugos. Tai paslaugos visi skubūs ligoniniai, visi ekstriniai vadinami ligoniniai ir tie, kurie ilgiau, taip sakant, liaudiškai guli ligoninėje. Ir yra ambulatorinės paslaugos. Poliklinika, dienos chirurgijos, dienos stacionaras. Tai tokios dvi sritys. Už tas ambulatorinės paslaugas taip mes gaunam, bet už stacionarinės ne. Šiai dienai už 7 mėnesius berods apie virš 300 000 mes nesam tų pinigų gavę, mes jų greičiausiai negausim. Tai tokia apmokėjimo tvarka kažkaip. O kodėl negausit? Tiesiog yra sudaryta sutartinė suma. Į kažką atsižvelgiant ir kiekvienais metais tu tą sumą viršyji ir tą gauni, ką sutaręs, o to perviršio tu negauni. Bet žmonės taigi vis tiek turi priimti ligoninę. Nepasiūsi atgal kažkur, ne? Ir visi paskui kalba apie tą ligoninių neigiamą balansą. Tai kaip tu turėsi teigiamą balansą, jeigu tu negauni pinigų už suteiktas paslaugas? Ir dabar toksai ūkiškas labai klausimas. Savaitgalį socialinėme tinkle Facebook teko skaityti vienos raseiniškės klausimą vienoje iš raseiniškių grupės. Ir moteris domėjosi, ar atvykus į Raseinių ligoninę būtų kam patikrinti, ar viskas yra gerai su nėštumu. Ir iš tikrųjų faktas yra tas, kad galbūt didžioji dalis raseiniškių net nežino, sakykime,
žino, kad yra uždarytas akušerijos skyrius, tačiau nežino, ar ligoninė teikia kažkokias paslaugas dar. Ginekologinės paslaugas teikiam, budinčio ginekologo nėra. Budinčio ginekologo nėra, bet poliklinikoje dirbantis yra, taip. Yra ir nėščiųjų priežiūra, viskas, visos prevencinės programos tą darom. Prieš porą savaičių buvo kraujuojanti moteris priėmime su negimdiniu nėštumu. Be spaudimo, jie prireikė skubiai operuoti, budėjo mūsų chirurgas išoperavo. Bet iš tikrųjų tokį dalyką turi ginekologas operuoti. Tai vat jūs man ir pasakykite dabar, ar vat šita tvarka nauja verta to vieno žmogaus ar neverta? Reikia to ginekologo ar nereikia budinčio? Kaip gal kažkam ir nereikia, bet tai vienai, kurie atvažiavo, tai jai tikrai reikia. Ir kitą kartą užtenka tokio vieno ligonio per metus. Ir kas tą klaidą šiuo metu būtų padaręs? Sistema klaidinga, ar tas daktaras, chirurgas, kuris būtų jas neišoperavęs? Labai retorinis klausimas. Ir kalbant apie tokius retorinius klausimus ir apie akušerinių skyrių uždarimą rajonėse ligoninėse, neseniai Lietuvos sveikata buvo publikuotas straipsnis gimdymo skyrių naikinimo kaina kūdikio mirtis. Iš tikrųjų, skaudžiausia, ko gero, yra, ar ne, būtent kada mes pradedam kalbėti, kai jau yra po didelių tragedijų. Ir tie, kas nežino, priminsiu, rugpjūčio viduryje Kelmės rajone moteriai pradėjus gimdyti, greitosios medicinos pagalbos ekipažas atvyko tik po 35 minučių. Ir istorijos pabaiga yra labai liūdna, kol mama ir kūdikis, gimęs jau kūdikis, buvo vežami į Šiaulių ligoninę, naujagimis taip ir nebesulaukė pagalbos. Ir tas Sveikatos apsaugos ministerijos numatytas 300 gimdymų skaičius per metus, ta norma, galima teikti, kad yra žalingas. Jau greitosios medicinos pagalbos brigados kalba, kad jie neturi tokios kompetencijos. Gimdymas procesas nesustabdomas, nesuleisi ar nenuskausminamųjų, nepaglostysi rankos ir nepasakysi, tu pakentėk. Iš tikrųjų, juokas per ašaras, bet jūs dabar, kai jaučiate tą, sakykime, tą tokį trūkumą šitos skyriaus? Tai žinoma, mes jaučiam, bet kas tą jaučia labiausiai, tai rajono žmonės jaučia turbūt, ir gimdančios moterys. O apie minėtą situaciją, tai reikia iš tikrųjų ir apie pačią situaciją kalbėti, ir apie greitosios pertvarką. Tai kad tų greitųjų nepakanka šiai dienai rajone, tai nuo pagrindų reikia, o su tom greitosiom irgi visiems viskas gerai. Tik tai dažniausiai gerai ten kažkur, o vietoj... Vilniui sėdint kažkur popierius rašant, o vietoj jau nėra taip gerai iš tikrųjų. Tai o minėta situacija, tai ką, jeigu yra natūralus, normalus gimdymas, tai jie, manau, susitvarko tos pačios greitosios, tie darbuotojai, bet jeigu gimdymas yra komplikuotas, o tokių tikrai būna, tada jau situacija įdomesnė tampa ir ką turim šiai dienai. Ir, sakykime, gali būti ir toksai variantas, ar ne, kaip, sakykime, Kelmės galbūt atveju, greitosios medicinos pagalbos ekipažai tiesiog kažkur kitur teikia paslaugas ir, jų yra. Tai žinoma, tai jiegi nebuvo taip, kad specialiai nevažiavo. Jie buvo, vadinasi, kažkur kitur. Jūs labai, tarp kitko, kategoriškai pasisakėte tą minėtame straipsnėje ir jeigu, būtų, sakykime, galbūt pasikeitus valdžiai ar atsitikus, nežinau, kitam kažkokiam stebuklui, ar būtų kažkokia tikimybė, kad, tas skyrius būtų atkurtas Raseinių ligoniniai? Mato, čia kaip pasvajot galima, aišku, mes jį galėjom išlaikyti, nes minėta ta šveicarų, kas norės pasiskaitys tą straipsnį, šveicarų parama yra pratęsta, galėjom ją laisvai gautą finansavimą, klausimas, kaip ligonių kasos būtų pratęsęs sutartis, nes viskas eina paraleliai. Ministerijos atstovai, direktorių, ministerijos atstovai labai taip kategoriškai teikia ir buvęs ministras Dulkys atvažiavęs į Raseinius kalbėjo apie tai, kad medikai dirbdami rajonuose, jie praranda savo gebėjimus, ar ne? Čia per maži krūviai, prarandama kvalifikacija. Ką jūs į tokius teiginius galėtumėt pasakyti? Aš žinau, kad tikrai didžioji dalis medikų ir šiandien dienai dar ne tik Raseiniuose dirba Kaune, dirba Šiauliuose, dirba privačiuose klinikose. Tai žinoma, tai pas mus budėdavo visi ginekologai, visi operuojantys esant reikalui skubų gimdymą priimti, visi dirbo gimdymo centruose, Kauno klinikose. Tai buvo skleidžiamas toks naratyvas tiesiog ir viskas, kad rajone dirba nekompetentingi žmonės. Ar tą daryti buvo protinga? Manau, kad ne. Visiška gėda iš tikrųjų. O jeigu jau imant taip, tai
namuose mes gimdyti galim, Taip, galim, o teisingai. jau ligoniniai reikia tų net ne 3, dabar 600. 600 teisingai yra. Tai yra padarytas. visiškai iš piršto laužtas skaičius. Tiesiog. O vis tiek pasikalbat su kolegom, sakykime, ar jiem tas toksai didinimas darbo krūvio, na, sakykime, mūsų atveju tam pačiam Kauno, tam pačiam Šiaulių ligonės medikui, jisai, jis tinka, patinka, jie gerai jaučiasi dirbdami kaip, na, sakykime, tikrai kaip konvejeriai jau. Ten yra konvejeris, toks, taip gražiai tariant, tokiuose dėlėse ligonėse ir aš pazirbinas, tu esi tiesiog įpratęs prie to dirbi tą darbą, ir paprasčiausiai nekreipi dėmesio į tą. Darai tą, ką reikia daryti ir viskas. Tiesiog. Ar jie tą padidėjimą jaučia? Manau, kad jaučia. Nors ir mes patys sulaukėme į priėjimą, būna atveža tų gimdančių moterų tikrai. Kad ir tie normalūs gimdymai būna, bet greitoji išsigąsta, pabijo iki Kauno važiuoju, dar kažkur atvažiuoju pas mus į priėmimą. Tai būna dar gimstančių kūdikių Raseinių ligoninėje? Supratau. Pakalbėkime apie ūkinius reikalus. Na, iš tikrųjų, toks vienas galbūt iš vizualiai matomų dalykų, tai buvo toks keičiama stogo dalis. Tai ten buvo kažkokia tai problema susiformavusi ar tiesiog dėl estetikos? Ir kiek tai kainuos galbūt ligoniniai? Problema tai čia švelniai tariant, tai mes 2 metus priėmimo skyrių kibirus laikėm padėję per lietų. Tai čia jau, jo, kiauras buvo visiškai stogas. Čia jūs nejuokaujate, supratau. Ne, tikrai. Tai ne tik pats stogas, tai jūs pažiūrėkite į tą stogelį priėmimo, kaip tas pats priėmimas. Iš tikrųjų rengiam projektą, tvarkysim tą visą stogelį, ligonės veidas, kaip jis atrodo, apipelijas kažkoks. O stogas tai buvo didžiulė problema, reikėjo viską kapitaliai pakeisti. Ir kiek maždaug tai kainuos ligoninėje? Kadangi esam geram teigiamam balansė, tai jau nebuvo kur dėtis, patys pasidarėm apie 56 000, 57. Kiti tokie ūkiški reikalai, tai yra vizija kažkada Raseinių ligonės pacientus maitinti. Ir šiandien dienai ta vizija gal jau yra kažkokį pavydalą realesnį gavusi? Ta vizija yra, kadangi mes vis tiek turim sutartį su maitinančia įmonė, tai darom paruošiamosius darbus, mintis yra pratęsti visada. Paruošiamieji darbai tai yra projektavimas? Projektavimas, tai patalpų ieškojimas, patalpų modeliavimas. Kitas visiškai neseniai išlindęs į viešąją erdvę toksai pastebėjimas, tai slaugos skyrius. Ir slaugos skyriuje teko skaityti kolegų straipsnį neveikiantis pagalbos mygtukai ir aplamai visas, sakykime, toksai naratyvas neįtin malonus apie tą skyrių. Tai kalbant apie šį skyrių, ar jūs planuojate galbūt jį tvarkyti, stiprinti kažkokias tai patarnavimo paslaugas pacientam? Iš tikrųjų reiktų pradėti kalbėti ir nuo to, kad ligonių ta kaita yra. Ne visiems geras tu nebūsi, jeigu jau taip atvirai. Visiems kažkas tai vienas užklius, tai mygtukas, tai dar kažkas. Iš tikrųjų labai svarbu žinoti, kad tai, kas yra dabar, mes tą paveldėjom. Iš tikrųjų taip, ten įvestos tam tikros korekcijos, ten net deguonis nebuvo išvedžiotas, ventiliacijos nėra. Tam skyriui iš tikrųjų reikalingas kapitalinis remontas, normalus. Mes esam tą suplanavę, kadangi artėja Kauno regionos plėtros planas, didelis planas, mes esam užsibrėžę dar papildomai įsteigti 36 demencijos lovas, naują visiškai skyrių, prie to pačio bus tvarkomas į slaugos skyrius. O kaip suprasti naują skyrių, statysite kažkokią tai priestatą, nes vietų tai... Manau, kad teks. Supratau, sveikintinas dalykas. Ir neseniai Raseinių rajono taryba leido jums ir iš dalies finansuos, ar ne, tomografo pirkimą. Kalbant apie tai, ar jau yra pradėti viešųjų pirkimų? Taip, šiuo metu vyksta pirkimas, laukiam visų pasiūlymų. Taip, konkursas vyksta. Ir geriausiu atveju jisai jau stovės Raseinių ligoninėje kada? Geriausiu atveju. Terminas pristatymo 4 mėnesiai, tai priklausomai tas, kuris laimės. Gal jei koks Europos gamintojas, gal greičiau, gal jeigu koks kitoks gal vėliau, bet šiaip iki 4 mėnesių. Plius pirkimas mėnesis laiko daug maž vyksta. Tiesa, o jūs su savivaldybė, Raseinių ligoninė su savivaldybė per pusę perkate? Taip. Ir tai yra didelė suma? Suma yra didelė, vienai ligoniai šiuo metu tą visą įpirkti iš tikrųjų be šansų. O kiek senajam tomografui jau metų skaičiuojama?
kiek jam metų aš nežinau, bet daug jau toks jisai ir genda, ir tvarkymo kaštai labai dideli. Kompiuterinė tomografija yra praktiškai rutininis tyrimas, ne taip kaip anksčiau būdavo, kad tik tam atveju ir viskas. Tai yra rutininis tyrimas praktiškai tiek skubiai pagalbai, tiek ambulatoriniam tyrimam. Patys žmonės, manau, pajaus, kai nereiks važiuotis kompiuterinių tomografijų, dėl to elementaraus ten stuburo, galvos, plaučių darytis kažkur į didžiosius miestus galės čia darytis. Aš manau, kad netgi savaitgaliais mes padarysim, kad jisai dirbtų. Džiugi žinia. Ir pabaigai klausimas. Praėjusių metų pabaigoje buvo pasirašyta sveikatos centro kūrimo Raseinių rajone savivaldybės sutartis ir centrą sudaro 9 sveikatos priežiūros gydymo įstaigos ir tikslas yra užtikrinti sklandų įstaigų bendradarbiavimą ir, žinoma, palengvinti paciento kelią sudėtingoje sveikatos sistemoje. Čia tokia citata. Ir be abejonė viso šito centro kūrimui yra skiriami ES pinigai ir ligoniniai, bent aš jau radau tokią informaciją, numatyta daugiau nei 700 000. Ar jau ligoninė sugalvojo, kur investuos tuos 700 000, aš kiek suprantu, ligoniai tai yra tikrai nedideli pinigai, bet... Mes jau buvom sugalvoję, iš tikrųjų reikia taip kalbėti. Pati sutartis pasirašyta lapkričio mėnesį. Taip, praeitų metų lapkričio mėnesį. Nes mus labai visi skubino, greičiau darykite tą sutartį, visi pasirašykit, nes ten gruodžio mėnesį, žodžiu, dalinsim pinigus, bus labai gerai. Pasirašom tą sutartį, gruodį ramu, tada nukeliama iki vasario galo. Tada nukeliama buvo iki gegužės galo, tada iki Liepos galo. Vienu žodžiu. Jokių pinigų. Nors visus pasiūlymus, ką mes norim įsigyti, jau mes buvom pateikę seniausiai. Netgi spėjom atnaujinti vieną kartą. Prasidėjus spaudoj įvairiems straipsniam, kad ligonės sunerime dėl sveikatos centrų, kad negaunama joks finansavimas prieš porą savaičių. Ir gaunam tada jau, kad vadinasi, galim pradėti pirkimus. Visgi tie pirkimai nebus taip, kad tuos mums pinigus atneš ir paduos, ar į sąskaitą perves. Tai yra kompensavimo principų. Mes perkam iš savęs, kadangi pinigai yra europiniai, tai tvarka tenai irgi geležinė, tik taip galėsime gauti kompensavimo būdu. Bet taip, mes jau esam viską sustrategavę. Nuo to priklauso net ir naujos paslaugos, iš tikrųjų, naujų paslaugų teikimas. Ar galima nors ką nors išgirsti, ką esat suplanavę? Esam suplanavę naują endoskopą, visiškai pagal būsimus, man atrodo, nuo 27 metų reikalavimus, tam tikros šviesos, kuomet polipus geriau matai jų ribas, skrandžio gleivinės pakitimus, naują artroskopą traumatologum operuoti, kad norėtum išplėšti šią sritį, nes kažkaip matom, kad gal šiek tiek atsiliekam nuo kitų rajonų. Norėtum petį pradėti operuoti traumatologai. Daug. Ir nepaslaptis, kad iš tikrųjų savo laiku nemažai kalbėjom apie perspektyvą patekti į anesteziologijos, priminkit, kaip vadinasi, net man jau dabar užstrigo. Į reanimacijos klasterį. Reanimacijos klasterį, nes kažkaip jau lyg ir pamiršom šitą temą, bet iš 25 metai tikrai greitai ir ar galbūt kažkas yra pasikeitę, ar dar vis gali būti, kad egzistuos ta klasterinė tvarka? Niekas nėra pasikeitę. Terminas numatytas kitų metų kovo 25 diena, kuomet bus viskas vertinama, kokia, kaip surašyta ministro įsakymė, ar turi tam tikrą įrangą, kurią mes beveik praktiškai esam viską nusipirkę už tuos pinigėlius, kuriuos savivaldybės skyrus. Taip pat ten tas pats kompiuterinis tomografas įeina. Kvadratūros, tam tikrų palatų įrengimas, viskas yra padaryta. Operacijų skaičių atitinkam, viską turim, tai žiūrėsim, kas ką vertins. Nes mes esam netgi pirmie už tuos, kurie jau į tą klasę yra įtraukti. Tai va. Aš manau, kad taip, jeigu atvirai šnekant, manau, kad viskas bus nukelt. Dar kartą nukelt, ar ne? Kažkada, kažkam. Supratau. Kągi, ačiū visiems žiūrėjusiems. Dar kartą primenu, kad kalbėjome su Raseinių ligoninės direktoriumi Gintaru Pikūnu. Ačiū už laiką. Ačiū. Labai malonu girdėti, kad Raseinių ligoninė gyvuoja, puikiai gyvuoja, tuo mes tikrai visi džiaugiamės. Iki malonaus. Iki.